Sveiki visi! Sveikinu visus su vilkų medžioklės sezono pradžia, o būtent šiandienos tema ir yra apie vilkų medžioklę, o tiksliau pakalbėsiu, kaip medžioti vilkus viliojant juos kaukimu. Šis video galbūt labiau skirtas yra pradedantiesiems, nes kas rimtai tuo užsiema, žino daugelį tų niuansų, apie kuriuos dabar ir pakalbėsim. Kaip žinot, vilkai yra teritoriniai gyvūnai ir jie saugo savo teritoriją. Tad, kaukiant vilku, jūs imituojate kitą vilką jų teritorijoje ir jie ateina jūsų iš savo teritorijos išvaryti. Neskaitant, kad jeigu tai yra rujos metas ir kaukiat patelę, tai galbūt ateina pasitikrinti, kokios galimybės su jumis nuveikti kažką ateityje. Labai svarbus niuansas – nedaryti kaukimų per tankiai, nes esmė yra, kad vilkai nenustatytų jūsų būtent buvimo vietos, nes jeigu jie tai padarys, tai greičiausiai jie apeis jūs lanku, užuos ir būsit demaskuoti. Rudenį aš kaukimus darau kas 20-30 minučių, tai yra kaukimų serija, o žiemą tos tarpus didinu dėl to, kad garsas sklinda žymiai toliau. Vienas esminių dalykų, medžiojant vilkus kaukimu, tai yra vietos pasirinkimas. Čia jau turit pažinoti gerai savo medžioklės plotus ir atkreipti ypatingą dėmesį į vėjo kryptį. Iš mano praktikos, kiek teko pastebėti, beveik visada vilkai stengiasi ateiti prieš vėją, jeigu tik turi tokią galimybę. Tad jeigu stovit kažkur ir matote, kur pučia vėjas, tai labai tikėtina, kad būtent prieš vėją jie pas jūs ir ateis. Be abejo, būna ir išimčių. Viena iš jų, jeigu vilkų gauja yra didelė, jie jaučiasi stiprus, vikrus, nieko nebijo, tai gali būti, kad ateis visiškai tiesiai pas jūs. Lygiai tas pats galioja ir su jaunais vilkais, tai jeigu kaukiat patelę ir atsiliepia jaunikliai, jie neturi praktikos, žeplinėja, tai irgi didelė tikimybė, kad ateis trumpiausių, tiesiausių kelių. O dabar siūlau perėti prie praktinio pavyzdžio, jungiam kompiuterį ir parodysiu, kaip tai atrodo ant žemėlapio. Taigi turime žemėlapį, vėjas yra pietvakarių ir manome, kad vilkai yra štai čia. O jūs renkatės medžioklės poziciją štai čia. Padarote kaukimų seriją, vilkai galbūt jums atsako, galbūt ir ne. Jie nustato jūsų vietą ir pradeda judėti link jūsų. Tai vat nežinant, kad vilkai dažniausiai eina prieš vėją, galima žiūrėti tuos pačius pietvakarius ir niekada neatsisukti atgal. Tuo tarpu jie jūs pamatys ir medžioklė bus baigta. O dabar padarom pertraukėlę ir keliaujam į šio video rėmėjų reklamą.
Renkantis medžioklės vietą, būtinai atkreipkite dėmesį į melioracijos griovius ir landšaftą. Iš mano pastebėjimų, vilkai labai mėgsta lakstyti melioracijos griovių šlaitais, karts nuo karto iškiša galvą, žiūri, kas čia vyksta, bando jūs užuost ir taip susigaudyti situacijoje. Jeigu vietovė yra kalnuota, labai didelė tikimybė, kad jie eis pakalniam, kažkokiais krūmais. Žodžiu, vilkai nemėgsta bėgti per atvirą vietą. Jeigu yra galimybė užeiti kažkokiais brūzgynais, lomom ar melioracijos grioviais, tai greičiausiai jie taip ir padarys. Dar neretas atvejis, kaip vilkai atsiliepia į kaukimą, pribėga prie miško pakraščio kokių 20 metrų ir varinėja pirmyn atgal, sustoja, uostinėja, žiūri. Tai medžiojant vilkus svarbu pasirinkti labai teisingai vietą ir turėti kažkokią tai priedangą. Kalbant apie priedangas. Jeigu viliojat ant lauko, būtinai ieškokit kažkokio tai krūmo, kad jūsų fone būtų kažkoks šešėlis ir nestovėtumėt iš vilko akių aukščio dangaus perspektyvoje, nes jūs tada labai gerai matote. Tai būtinai šitą atkreipkite dėmesį, nes ne kartą esam taip sudegę, jeigu galima taip pasakyti, ir iš praktikos pradedi daryti išvadas. Dar vienas toks pastebėjimas, gaunu jūsų klausimų, ar galima medžioti iš bokštelių. Mes, kaip medžiojam vilkus, iš bokštelių stengiamės niekada nemedžioti, nes dažniausiai vilkai puikiai pažįsta medžioklės plotus lygiai kaip ir jūs, ir prieš kažkur išleisdami ar kažką darydami, jie tos bokštelius apibėga. Ir jeigu tenais bus medžiotojas, greičiausiai jį užuos ir medžioklė bus baigta. Tad visada stenkitės neduoti jam šansų jūs pajaust ir geriau jau būt kažkur priedangoje ant žemės, negu būt bokštelį ir nieko nepamatyti. Taigi pagrindinius dalykus aptariam, dabar beliko pakalbėti apie patį kaukimą. Čia jau reikės patiems palavinti savo dainavimo įgūdžius, yra keli pagrindiniai garsai, bet kaip juos ir kada naudoti, teks patiems išmokti tuo pačiu keliu, kaip dažniausiai visi mes tai darėm, tai yra praktika ir bandymai. Daug nusivylimų, bet kai pasiseka, būna daug teigiamų emocijų. Dar 2018 metais esu daręs video būtent apie vilkų kaukimą, tai dabar ir kviečiu pasižiūrėti, prisiminti, kokiegi tie pagrindiniai garsai. Tęsiant kalbą apie vilioklius. Išbandžiau didžiąją daugumą vilioklių, kurie yra prieinami parduotuvėse ir mano nuomonė, nei vienas iš jų neveikia. Lavinkit savo balsą, mokykitės tą daryti savo balsu, nes geresnio instrumento nei jūsų
pačio balsas parduotuvėje nenusipirksit. Taip, esu girdėjęs, kad kartais jie suveikia, bet čia yra labiau išimtis negu taisyklė. Manau, tiesiog sutapo labai daug faktorių, kad galbūt buvo didelis vėjas, labai gerai pasirinkta vieta šalia vilkų, ar dar kažkokie niuansai, kur vilkai realiai, kažkas girdėjo, kad sukaukė, varom pažiūrėsim, ir nuvarė pažiūrėti. Bet statyti ant to aš tikrai to nedaryčiau, pats bandžiau gal metus laiko įvairius vilioklius, tai nei karto man niekas neatsiliepė, nors buvo vienas atvejis, kaip kažkas atėjo į pamiškę ir atsisėdo, bet čia nežinau, tas vienas kartas iš 20. Tai siūlau tikrai lavinti pačių savo įgūdžius. Taigi, kokį vilioklį pasirinkti? Aš pradžiai naudojau žibalinės lempos stiklą iki vieno atvejo, kai grįžau namo, buvo žiema, šaltis. Ir žiūriu šitą žibalinės lempos stiklą, į vidų žiūriu, kokias tam dulkes galvoju. Pradėjau krapštyti, o tenais pasirodo nuo garso vibracijų atšoka stiklo tokios atplaišėlės. Tai būkit labai atsargus, nes jeigu tokių stiklų įkvėpsit tarp kaukimų, tai manau geroji čia nesibaigs. O dažniausiai, kad tenka matyti, tai būtent pagamintus vilioklius iš siūlų, špulių tokių dvi sujungia. Kiti mačiau darosi medinių, ko tik nemačiau, bet aš dabar naudoju elementariausią briedžio vilioklį. Tiesiog prisitaisiau rankeną ir nupurškiau kamufliažu, kad nebūtų toks žiemą juodas plasmasės gabalas. Tai aš manau, čia yra daugiau preferencijų klausimas. Jeigu išmokat kaukti, vilkai jum atsiliepia, tai pasirinkit, kas jums patogiausiai ir arčiausiai širdies. Tai dabar apibendrinkim, kaip vyksta medžioklė. Atvykot į vietą, atsistojot, palaukėt, kol viskas nurims, padarėt pirmą kaukimų seriją ir labai įdėmiai stebėt aplinką. Nes dažniausiai efektyviausias medžioklės, kada buvo sumedžioti vilkai, rodo tokią praktiką, kad po pirmo kaukimo yra daugiausiai šansų, kad jie ir išlys. Tai nemiegam, neskrolinam telefone, o stebim aplinką. Jeigu niekas nepasirodė, padarom dar 2 papildomus kaukimų serijas ir tada galim keisti medžioklės vietą. Tai taip atrodo ta vilkų medžioklė. Nežinau, gal nebandysiems pasirodys čia labai sudėtingai, bet kai su tuo susigyveni, tai čia ta pati monotonija, reikalaujanti daug kantrybės ir užsispyrimo. O jei jums kilo klausimų iš to, ką matėt, parašykit komentaruose. Jeigu susidarys kažkokia kritinė masė klausimų, gal padarysim dar vieną video. Tiems, kas bandys vilioti vilkus kaukimu, tai linkiu užsispyrimo ir kantrybės, o visiems kitiems ačiū, kad žiūrėjot, gražių akimirkų medžioklėse ir iki kito karto.